Pasaka apie vorą ir išminties puodą. Seniai, labai seniai, vešliuose Afrikos miškuose toliau gyveno savo nedidukas voras vardu Zigmas. Visi žinojo, kad jis buvo labai sumanus ir mokėjo daugybę įvairiausių istorijų. Voriukas buvo ne tik sumanus, bet ir labai smalsus, todėl žinojo beveik viską apie beveik visus. Beveik. Jam nepatiko žinoti tik beveik viską, todėl vieną dieną jis ėmė galvoti. Kas galėtų žinoti viską? Tai saulė. Saulė juk viską mato. Taigi nuėjo Zigmas vieną vakarą pas saulę, besileidžiančią už aukščiausio kalno viršūnės. Įkopęs į kalno viršūnę jis sušuko. O, išmintingoji saulė, tu viską ir visus matai. Gal gali pasidalinti su manimi savo neaprėpiamą išmintimi? Aš ją atsakingai pasinaudosiu ir visiems papasakosiu dar daugiau linksmų ir šiltų pasakų. Saulė pažiūrėjo į voriuką ir atsakė. Gerai, Zigmai, visą pasaulio išmintį sudėsiu čia, į šį molinį puodą. Bet tu privalai, kaip pažadėjęs, šią išmintimi pasidalinti su visais. Voriukas parsinešė puodą namo, pasidėjo jį ant stalo ir atidengęs pažvelgė gilyn į puodo dugną. Jame atsivėrė nepaprasti vaizdai, tokie, kurių dar niekada Zigmas nebuvo matęs. Po vaizdų pasigirdo ir garsai, kurių jis net nebuvo įsivaizdavęs. Šis puodas per daug vertingas, kad duočiau jį kam nors kitam. Aš atsakingas, pasiliksiu jį sau ir toliau dalinsiuosi naujomis istorijomis, galvoja sau Zigmas. Turiu jį paslėpti, pasakė jis jau kiek pašnipštomis ir apsižvalgė, ieškodamas geros slėptuvės. Nusprendė Zigmas užlipti į aukščiausio medžio viršūnę. Ten jis pririš molinį puodą, o tankių šakų labai jį paslėps. Susiradęs aukščiausią medį, jis pradėjo ilgą kelionę aukštyn, laikydamas puodą priešais save. Bet su dideliu puodu lipti nelengva. Net ir 8 kojų atrodo neužtenka. Oi, kaip gerai būtų dar 9. Vorui belipant į lauką išėjo jo dukrytė ir pamatė, kaip sunkiai vorui sekasi. Tėti, ko ten taip vargsti? Argi nebūtų lengviau, jei pirmą pririštum puodą sau prie nugaros? Tada visos tavo kojos būtų laisvos ir galėtum lipti kaip įpratęs. Voras suglumo, išgirdęs tokį puikų patarimą. Jis sustojo ir ėmė galvoti. Ji teisi, tai būtų lengviau. Kodėl tokia maža mergaitė apie tai pagalvojo, o aš, turintis visą pasaulio išmintį, to nepadariau? Supyko Zigmas ir ant saulės, ir ant savęs, ir iš to pykčio beveik nejučia numetė puodą ant žemės. Puodas sudužo ir visa pasaulio išmintis išsiveržė laukan. Dalis nukrito ant vienų namų, dalis ant kitų. Pasirodo, niekas negali gauti visos išminties, bet kiekvienas gali gauti šiek tiek išminties. Taip pat ir šiandien. Išminties yra visur. Jei įsiklausysite į pasakas ir kitas istorijas, kurias pasakoja viso pasaulio žmonės, išgirsite ją. Pasakos pabaiga.